Labą dieną, taip, veikiam. Tai būkit pasveikinti, mes madingai nevėluojam ir net kartais anksčiau galim pradėti. Tad Vaiva Rykštaitė, jos susitikimas, pačios Vaivos, manau, ilgai lauktas, ilgai kalbėta, kad atskrendu aš pas jūs su 3 vaikais per visą pasaulį, tai bent susitikim, susimatykim čia knygų mugėje. Iš tiesų, sakyčiau, šiandien yra pati gausiausia susitikimais diena, bet Vaivos akys blizga, nes iš tiesų ji turi ką jums pasiūlyti, mielieji, ir tie, kas perskaitėt vieną knygą, tikiu visada laukiat ir kitos Vaivos Rykštaitės knygos, o jų ši žavi moteris parašė net 11. Tai šiandien turbūt truputėlį daugiau skirsim dėmesio šioms 2 knygoms, 30 ir 1 Indijoje, nes jos pirmiausia, jos įgavo naują veidą, aš kaip sakau, Amerikoje turbūt madinga sakyti facelift, you know. Tai tas facelift tikrai vyko, apie jį tikrai pasikalbėsim. Bet pirmiausiai, Vaiva, aš tokius mėgstu apšildančius klausimus, kad būtų kuo jaukiau įsijaukinti pačią publiką, ir aš jas tokius vadinu, tokius truputį ir apie nieką, ir apie orą. Tas grįžimas tau, tu jo lauki visus metus, pradedi ruoštis, kai baigėsi knygų mugė, ar kaip vyksta visas atvykimas ir kodėl šį kartą nusprendei, kaip sakant, eiti net ne vabank, o viską statyti ant to tako su 3 vaikais parskridai pirmą kartą. Žiūrėjau, vykia, labas. Tai kodėl vaikus pasiėmot 3 klasę? Aš manau, susiplanuoti, tai apie knygų mugę vien galvoti jau yra planas, tada skraidintis 3 vaikus per visą Atlantą su 2 persėdimais, ar ne? Jo, 3 lėktuvai buvo. Tai apie knygų mugę aš pradedu galvoti su leidyklos Raminta, čia kažkur yra, nėra aptartis, gal kokį spalį, rugsėjį, dažniausiai būna jau įsivertinu jėgas, ar galėsiu atskristi ar ne. Taip pat tada, jeigu planuoju, kad skrendu į knygų mugę, tada jau pradedu dėlioti kitus dalykus. O dėl ko vaikai, tai labai paprastai, už tai, kad mano šeimoje vienam žmogui yra liga, vėžys Lietuvoje, tai mes norim su to žmogum pabūti kuo daugiau, tai aš planavau vaikus kažkada pasiimti, o būtent knygų mugės metu buvo labai pigus bilietai. Tiesiog buvo 499 abipusę žmogų. Tai tokių nėra buvę niekada, kiek aš gyvenu šį gyvenimą. Tai aš vieną naktį man paskambino draugė Havajuose, sako, labai pigus bilietai, Lietuva, žiūrėk, ir buvo dylas, ir aš turėjau tą vakarą nuspręsti, ar aš imu vaikus ar ne. Nes galėjau kitą dieną nebebūti to dylo, tiesiog. Nes nebuvo tam, kad apsvarstyti, įsivertinti jėgas, tam, kad ar aš viena nuskrisiu, nes vyras sako, aš tai negaliu, tu tai kaip nori. Tai aš ir nupirkau tos bilietus visiems 3 vaikams, tada ir savo į knygų mugę ir tą pačiu pabūti Lietuvoje su šeima, nes labai gera proga. Ir nevlengiai gaunas, ir aplankau šeimą, ir darbus nudirbam, tai ir paskui atskridau. Šiaip man tai, žinokit, nieko, čia visai ne big deal tais 3 vaikais skristi, aš nesuprantu, kas čia yra, nes čia nesakykis toks. Mane tai vyras išauklėjo gal, nes, pavyzdžiui, jam tai visiškai nekyla klausimas, sakau, aš tai vienas prisijus, yeah, true, okay. Maikas, aš nežinau, ką jis veikia, dabar gal ten yra vakarėlių namas dabar. Ne, mano vyras vakarėlius aš šiaip nebe vakarėliauja, bet ten iki 3 nakties žiūrėjo teleką, valgė čipsus, sakė, žodžiu. Nežinau, kur pasidės. O ką tu darytum, jeigu liktum, va taip vieną solo visiškai savaitį? Havajuose ar kur? Bet kur? O tai labai priklauso kur, tai Havajuose, tai sportuočiau daug, eičiau į pliažą daug. Jo, o pavyzdžiui, jeigu būčiau kokiam mieste, tai tada vaikščiočiau po muziejus, su draugėm, kavų visokių gerų. Nes Havajuose nieks kavos negeria. Nu, tu prasme, ne nieks, bet, pavyzdžiui, su amerikietėm draugėm neįsi atsigert kavos. Jos neina atsisėsti, atsigert ir kalbėtis. To nėra kultūra. Yra su europietėm draugėm Havajuose, tą galiu daryti, bet jau čia mažiau. Nes Lietuvoje labai normalu, ne? Einam atsigert kavos ir mes šnekamės, o to visai nėra toks kitoks. Tai žiūrint, kuria šaly, kur būna. Bet šneka tai jie daug? Šneka daug, bet tiesiog toks kitoks, tada į pliažą važiuojam, barbecue darom, arba šnekam atsistoję trumpam, toks visas labai on the go. Tai nėra tokio, kad Kodėl aš tą kelionę paliečiau, iš tiesų Vaivos Rykštaitės knyga Viena Indijoje, pati Vaiva ją pavadino ko gero geriausia mano knyga ir linksi pritariamai.
Ir tas, aš sakyčiau, viršelis, kurį sukūrė Lina Sasnauskaitė, ji beje sukūrė abu viršelius, bent jau aš sakiau užkulisiuose Vaivai, kad aš neįsivaizduočiau geresnio viršelio, nes kai atkeliauja žmonės parašo prašyti su senaja knyga, tai tikrai tu jauti tą pokytį. Bet knyga pati keitėsi, ar ne? Labai nedaug. Ta pati visa esmė, tai tikrai liko ta pati. Ir taip, čia tikrai man atrodo, kad yra geriausia mano knyga. Su dauguma mano knygų, aš ne tik, kad gėdijuosi jų, bet tiesiog aš parašau knygą, ją išleidžiu ir po to aš galvoju, galėjau daug geriau. Bet tuo metu, kai aš rašau, aš jau atiduodu viską, atrodo, daugiau nebegaliu. Po poros metų aš jau atsiverčiu, man jau truputį gėda prieš save, galvoju, čia galėjau ten kitaip rašyti, čia galėjau kitaip, jau dabar tarsi jaučiuosi išaugusi tas visas savo knygas. Bet taip nėra su Viena Indija. Viena Indija aš nieko nekeiščiau, man patinka, kaip jinai parašyta, aš ją labai džiaugiuosi, didžiuojuosi. Nes, pavyzdžiui, 30 man irgi labai ypatinga tema, labai sava, bet aš ją neskaičiau iš naujo, kadangi aš jos neprisimenu, ką rašiau. Ir jau aš kabinėsiu, jau aš matau, kad čia jau per daug ten veiksmiškai, jau aš čia dabar ten kitaip daryčiau, ten stilistiškai ir taip toliau, tai aš galiu labai daug būti savikritiška. Bet su Viena Indija tai jinai tikrai yra tokia man fainiausia. O dėl viršelių tai irgi, man labai patiko pirmas viršelis, bet jisai buvo labai pretenzingas, nes buvo žmonių, kam labai patiko, buvo žmonių visai nesupratusių. Ir tai nėra geras variantas turbūt, ar ne? O kaip Lina sukūrė, Lina pradėjo kurti mano viršelius turbūt nuo pirmą kartą mama pradėjo. Ir po to jau likau ir aš su Lina leidykla ir jinai kiekvienai knygai, man atrodo, sukūrė labai labai gerą, nes jinai kūrė visiems Viena Indijoje ir 30 ir Lizos butą ir visas, tai jinai labai tokia, iš tikrųjų aš galvoju, kažkokios premijos Linai reikia, čia leidyklai norėjau pasakyti, nes jinai mano knygas pakelia į kitą lygmenį, kur labai labai prisideda prie knygų, man atrodo, ir sėkmės, ir grožį, ir malonumą jas skaitant, nes, pavyzdžiui, man svarbu viršelis, nes kartais man būna, pavyzdžiui, nežinau kaip tu, bet pagal knygą, kaip eini knygą, aš jau matau, kad bus koks pigus skaitalas kartais. Ir, jeigu man kas nors sakytų, kad čia yra labai intelektuali knyga, bet jinai atrodo kaip pigus skaitalas, man gal netgi būtų gėda ją kažkaip skaityti, aš ant tiek žinau. Įlenktum į kartu. Jo, žinai, nes būna ten tokie, žinai, ten tokios meilės romanų serijos, ten yra tokių knygų, kur tikrai jau matai iš tolo, arba, pavyzdžiui, ypač Amerikai pliaže, kai žmonės skaito, tai tam tikrai detektyvai arba ten tie tokie serijiniai romanai turi savo tokią stilistiką. Tai viršelis iš tikrųjų labai svarbu yra, nors sako, nespręsti apie knygą pagal viršelį, bet viršelis daug. Tai aš labai džiaugiuosi, kad bent jau man tos knygos šitos yra, tai jos tokios kavos staliukui laukiamajam, net jeigu knygų neskaito žmonės, jis gali pirkti, kaip pasidėti dėl grožio. Ir plakatiškas tas viršelis, mes kalbėjom, kad pasiūlo dažniausiai būtent autoriui iliustracijų, kaip galėtų atrodyti viršelis ne vienas ir ne du, tai buvo sunku įsirinkti. Viena Indijai Lina sukūrė šitai Viena Indijai naują viršelę, gal 10 variantų, aš vis dairos lamentas, bet truputį nėra, nes būna palinkčio, kai kažką nors sakau faktinio, tai dėl to dairosi. Tai gal sukūrė 10 variantų ir visi buvo tokio grožio, kad leidyklai buvo labai sunku išsirinkti ir man, tai aš sakiau, ten plakatus reikia iš jų daryti, kad jie atskiri meno kūriniai gavosi tie viršeliai sukurti. Aš netgi prašau leidyklus, sakau, darom su skirtingais daug, bet tada, kaip pasimest, tada pasimest, net turi būti knyga atpažįstama, tai teko išsirinkti vieną, bet visi labai gražus. Kai galvoji apie save ir savo patirtis Indijoje ir kai gimė ši knyga, ar pasirinksi to solo keliavimo ir pasvajoji, kad va, dar kada nors norėčiau, ar jau viskas, tu taip suaugusi su padidėjusia šeima ir to solo keliavimo nebereikia? Šiaip žiauriai pasiilgstu vienumos, laiko savo vienai pačiai ir labai svajoju apie keliones viena. Tikrai labai norėčiau, tiesiog dienai, belenkur. Ar ten, bet to pačiu žinau, kad dabar, kai aš taip myliu savo vaikus ir vyrą, tai aš kaskart, kai kažkur viena būnu, jeigu aš būnu kaviniai ten ir geriu mačą ir skaitau knygą, tai man jų tikrai netrūksta. Bet jeigu aš kažką naujo patiriu, tai aš tada visą laiką galvoju, o, kaip čia patiktų mano tam vaikui ar kitam vaikui, o, kaip norėčiau, kad mano vyras čia būtų kartu, tai toks tikrai atsiranda. Tai turbūt dar nekeliavau viena. Iš tikrųjų, 9 metus nemegau viena nekarto, nes visus vaikus vieną po kito žindau ir gerai išjauginu, tai dar neturėjau nei vienos poros vieno. Tai toks ekstremalumas. Tai man dabar šiaip labai ir keista ir įdomu tą Vieną Indiją pristatinėti, nes jinai prieš 10 metų išleista ir būtent tos 10 metų aš buvau
opposite, norėjau sakyti, čia priešingybė. Taip. To viena, nes nebuvau viena nei paros visiškai. Tai ilgiuosi gal savęs tos senesnės, kaip jaunos, seniau kur buvo, bet aš nežinau, ar aš su ja dabar susikalbėčiau. Ir ji buvo turbūt daug labiau linkusi į avantiūras, ta senoji Vaiva. Aš ir dabar būčiau linkusi, bet dabar turiu vaikus užauginti, tai labai atsirado atsakomybė didelė, nes nieks taip nemylės kaip aš, nieks taip nesužiūrės kaip aš. Ir kai buvau Indijoje, yra tikrai tokių nurautų dalykų, bet aš to pačiu tikrai nerizikuodavau, ten turėdavau sveikatos draudimą, turėdavau pinigų, visą laiką santaupų, niekada patamsti viena nevaikščiodavau, visą laiką užsirakindavau, kažkaip kliovausi tą savo intuiciją daug, tai tikrai buvo, kaip mano mama sako, atsargų ir Dievas saugo, tai tikrai nebuvau tokia kažkokia žiopla, neatsakinga, kur ten klaidžioja ir geras grobis yra. Bet dar man tokį turiu įsitikinimą, kad labai pasaulis taip priima žmogų, kaip žmogus patiria pasaulį ir aš labai pasitikėjimą tam tikrais atvejais pasauliu turiu. Pavyzdžiui, indai nuolat pasuka, net indą apvagia, ten traukiniuose batus nuauna, diržus ištraukia, ten miegantiem, ten nuolat kitam. Tai aš pasus visą laiką turėjau pilvo piniginį, to jau, tokia, kur dabar atėjo į madą, tais laikais tai iš manęs juokdavas, tai kad čia ten tėčia piniginė, ta kur ant pilvos užtrauktukais. Tai aš jas laiką Indijai keliavos tokia vadinė. Tai jau ten dokumentai būdavo visą laiką toj piniginį ir dar kelnes ant viršaus, kad manęs nevogtų. Bet daugiau visą kitą, pavyzdžiui, aš kuprinę palikdavau traukiniuose, ten kaip ten 10-15 valandų važiuoju traukiniu, aš palikdavau kuprinę traukiniuose, eidavau rūkyti prie išėjimo tarp vagonų ir palikdavau kuprinę be priežiūros. Ir manęs nė karto neapvogė, nors tikrai visi žinojo, kad čia yra turtingos, baltosios, ten vakarietės kuprinė. Ir turbūt neapvogė todėl, kad aš kažkaip, man atrodo, aš taip visą laiką su jais būdavau tokia. Čia gal toks mano kaip ginklas yra, aš tuo pačiu ir tikiu, bet tą pačiu ir dėviu, tą tokį naivų pasitikėjimą. Maždaug, jeigu manau, kad žmogus mane moktų, tai sakau, tu pasaugok šitą gerai. Ir tada žmogiai būna toks, kokia čia durnelė, bet tai gal tada aš iš jos ir nevoksiu. Toks, bet neaišku, ką ten duoda. Tai gal dėl to man kažkaip ir sekės tai, kad man nieko blogo neatsitiko, aš buvau labai atvira ir tuo pačiu labai atsargi, bet kitiem gal neatrodžiau atsargi. Nežinau, suprantamai taip. Taip, visiškai suprantamai. O pavyzdžiui, važiuotum su vaikais į Indiją? Pavyzdžiui, su mažiausiu vaiku? Taip, labai noriu. Iš tikrųjų, buvau suplanavus važiuoti į Indiją, kai tik Žemyna gimė. Ir kažkaip net buvau su Ramanytai kalbėjus važiuoti. Kad ten buvo planas, Žemynai buvo ten 7 mėnesiai ir mes turėjom skrist aš su Anyta ir Žemyna ir aš studijuoti toliau tęsti jogą, o Anyta žiūrėti Žemyną. Ir Anyta tuo metu buvo pasirašus šitai avantūrai. Kažkas ten atsitiko, tiesiog kažkokie techniniai dalykai, kad ten mes negalėjom, kažkokie buvo ten kiti šeimos dalykai, vyko nežinau, kažkokios kitas kelionės ir mes taip ir neišvykom. O paskui vaikų daugiau atsirado, bet tikrai planuoju kažkokioj, sąlyginai netolimoje, tai tikrai su vaikais. Tik su mažiukais sunku, ne dėl ko, kad ten saugumą, bet kai labai laksto, tai labai dėl tų rikšų, man atrodo, būtų sunku sugauti, sužiūrėti, tai noriu, kad truputėlį būtų mano mažiausias sukalbamesnis, kad nereikėtų už pavadėlę tiesioginę prasme vesti, nes ten tas eismas labai, tu nebuvęs, ne? Ten labai lekia, labai taip nesaugu, reikia labai tokiam, aš įsivaizduoju, kaip nebuvau su šeima, bet tokiam branduoly būt, kad apsisaugot nuo tų visų motociklų mašinų lekiant. Tai man būtų vien dėl mažiausio sūnelio baisu, kad jisai labai straksi dar. O šiaip tai tikrai norėčiau, kaip kažkur keliausim daugiau, tai tikrai norėčiau skristi. Bet kai rašai knygą, aišku, dabar prašysiu atsiminti šiek tiek save, tu ją rašai tarsi dokumentuodama savo patirtis ir šiek tiek, žinoma, pridėdama, kurdama, jungdama istorijas. Nieko nesukūriau. Taip, rašai, kad neperdėtų, kai ką nutylėjau. Taip, aha. Tai gal jau šiandien gali pasakyti, ką nutylėjai? Jau vis tiek senaties terminas. Ne, aš palauksiu, kol aš būsiu kaip Galina Dauguvietytė. Kai aš būsiu jau tokia sena, tada aš jau galėsiu pasakoti. Ne, iš tikrųjų šitą knygą labai noriu akcentuoti, ją labai pykstu, kai jie veda prie romanų arba prie fikcijos, nes čia yra ne romanas, čia yra ne fikcija, čia yra kelionių memuarai, čia yra publicistika, čia yra niekas neišgalvota, čia yra ne grožinė literatūra. Nes žmonės, pavyzdžiui, kai rašau romaną, tai toks yra pačiai savo klaustukas, ar patikėtų, kad tai gali būti, ar tas herojus yra įtikinamas, ar aš čia teigiai surašiau, išdėščiau. O kai vieną Indijoje rašiau, tai man labai buvo lengva ją rašyti, nes man nieko nereikėjo pameluoti, man nieko nereikėjo konstruoti, man nereikėjo jaustis atsakingai
už tų herojų motyvus ar poelgius, nes, nu, kaip tie žmonės elgiasi, kaip jie, čia aš negirdžiu, aš kažkaip, Gerai girdite, ar ne? Ja, tai kaip tie žmonės elgiasi, kaip jie reagavo, kaip jie su manim kalbėjo, yra ne mano atsakomybė, ar aš įtikinsiu skaitytoją, nes taip iš tikrųjų buvo. O ką nutylėjau, tai nutylėjau romanus visokius savo. Kad po to nebūtų, ar ne? Kad tiesiog, man atrodo, kad čia taip labai asmeniškai yra. Šiaip nedaug ten ir tų romanų buvo, gal ten 2 tiesiog. Tai va, bet... Galėjo jų būti, aišku, daug daugiau, reikėjo ten atsakyti, turbūt. O tai aš iš tikrųjų su indus tai nesu draugavus. Jeigu čia kam nors įdomus tas klausimas, aš nesu draugavus su indu, aš esu turėjęs labai gražų meilės santykį, draugystę, kuri paskui dar ilgai tęsiasi su kitos šalies vaikinu, susipažinus Indijoje, bet ten buvo mūsų draugystė, kuri labai gražiai užsimezgė, mes ten draugavom, keliavom, paskui jisai vieną pusę keliavo, aš į kitą, paskui kartu gyvenom Londone ir taip toliau, bet čia yra mano asmeninis gyvenimas, tai aš nesijaučiau, kad ten tą knygą kažko pritrūktų tą knygą be tos istorijos, taip, tai tiesiog. Tai jeigu kažkas svajoja apie Indiją arba ruošiasi galų gale į Indiją pirmą kartą, tai būtent tiktų knyga pasiruošimui bent jau atmosferai suprasti. Tikrai taip, ir šiaip ta knyga yra ne apie Indiją. Nes labai žmonės dažnai būna, oi, man tai Indija tai čia ne mano tema ir tada neskaito, nes jie turbūt Indija turi tokią brandingą, kad, Indija tai čia tiem, kas ten domisi Ayurveda, ten nori kažkaip sveikatintis, jau toks tarsi turi būti kažkoks dvasingas, sąmoningas, kad apie tą Indiją knygą imtum. Tai šita knyga nėra tokia. Ir kitas dalykas, aš pati negaliu pakęsti kelionių literatūros, kai tik tai, man atrodo, kam skaityti, kas ką matė. Tai aš pati nuvažiuosiu ir pamatysiu, o man labai nepatinka, tiesiog aš tada tokį jaučiu FOMO, tą fear of missing out, kai kito žmogaus aprašymai, ką jis matė, aš nemačiau ir kas man iš to. Tai aš, kai tą knygą nusprendžiau rašyti, aš labai savęs klausiu, kad aš noriu duoti kažką skaitytojui, o ne tik papasakot, kur buvau, ką mačiau. Ir šitą knygą man svarbiausia yra mano kaip solo keliautojos moters transformacija. Kaip aš patyriau save ir patyriau kitą šalį pačioje pradžioje ir paskui kur mane tai nuvedė. Tai aš tik labai norėjau, kad būtų kažkoks įkvėpimas ir kitiems ir kad kažkoks tai pokytis, nes tai iš tikrųjų ta transformacija ir įvyko, bet kai reikėsi pasakoti istoriją, gali labai daug kampų pasirinkti. Tai aš pasirinkau tam nuo tokios žioplos rasistės turistės iki paskui ten pabaigoje, kaip aš nuvažiavau į Baltistaną, tai aš iki šiol dar neradau atsakymų, kodėl tam Balti kaime daug lietuviškų žodžių yra. Tai va. Bet tiems, kas šiek tiek dar baiminasi, bet kaip ir netėtų pabandyti iškeliauti solo, ką patartum, kada, koks turi jausmas aplankyti, kad tu sugebėsi solo keliauti? Tai, kas gali nesugebėti, man atrodo. Čia toks, čia nesąmonė. Man draugės, atsimenu, sakė, kai Indijai buvau, aš tai atsisėsčiau ant šaligatvio ir verkčiau. Tai sakau, tai gerai, tai ten jie sako, kažkur ten viena atsidurčiau, ten Ispanijai, tai sėsčiau ir verkčiau. Sakau, kiek tu laiko verktum? Tai ką, savaitę ten verktum? Neverktum savaitės. Tai užsimanytum į tualetą, užsimanytum gert, atsistotum, eitum ieškot, kur vandens, susikalbėtum, gautum vandens, susikalbėtum, gautum tualetą, paskui kažkur nakvot, reikėtų važiuoti ir keliauji jau. Tai man atrodo, kad nėra ko nesugebėti. Tai čia savo ribų matymas yra. Man atrodo, šiaip, ta Indija mane labai stipriai suformavo. Iš tikrųjų, 30 labai suformavo. Aš dabar čia taip ir aplinkai, bet prieisiu prie solo kelionį, gerai. Dabar aš Havajuose 10 metų gyvenu ir 7 metus jaučiausi svetimkūniu, nes havajiečiai neįsileidžia į savo kultūrą labai. Ten labai uždara, čia atskira tema, atskira knyga, kada nors galbus. Ir aš pradėjau studijuoti hulą. Hula yra havajiečių šventi ritualai, per šokį ir giesmes, jie pasakoja savo mitologiją. Ir hulai viena svarbiausia praktikų yra genealogija. Ir aš turėjau išmokti mintinai savo genealogiją nuo mamos proprosenelių, ir tada nuo tėčio proprosenelių, iki savęs havajiečių kalba pasakyti. Aš ją išmokau ir labai paradoksalu, kad šalis, kur jaučiausi svetima, mano dvasinė mokytoja, jinai priartino mane prie savo šaknų, nes Havajuose, kadangi nebuvo rašytinio rašto, tai viską reikia, oralinį, per kalbą, jo, oral history, jo, tai viską reikia per kalbą. Tai va, ir tada aš pradėjau labai reflektuoti, išmokus tą genealogiją, dalykus jau man 40 artėja, kaip kalbėjau ten.
kad, kas aš esu ir kodėl aš tokia esu, ar ne? Ir supratau, kad man labai didelį įtaką padarė mano prosenelė, apie kurią aš rašau 30 knygų, ir tas auklėjimas. Ir dar karas Ukrainoje labai pridėjo suvokimą, kas aš esu, nes mane prosenelė augino iki 7 metukų, labai daug laiko su ja buvau, kaip padėjo mamai auginti. Tai mano proseneliai, prosenelis buvo lakūnas, karo didvyris, prosenelė advokatė, žodžiu, aristokratija ir įdegė manyje, ten jie kankinti, čia viskas ta knyga aprašyta yra, įdegė manyje kažkokį patriotizmą, kažkokį tokį senavadiškumą. Ir paskui viena Indijoje man irgi labai suformavo tą kelionę po Indiją, irgi buvo toksai tas formative, kaip sako, formative years, kur labai kaip asmenybė mane perminkė. Ir tai va, tai čia tie tokie akcentai. Ir dar neįgalių žmonių slauga, žmonių su negalia slauga labai irgi padarė didelį įspūdį, kaip įspūdą, kaip asmenybėje. Tai va, tai tokie 3 kertiniai dalykai, kurie mane kažkur nukreipia kitur, negu būčiau ėjus kitom aplinkybėm. O solo kelionės tai labai svarbios. Pavyzdžiui, man anksčiau būdavo, aš išeinu kur nors tam, kai studentė buvau, ir jau pavalgyti viena tai negali. Gal dabar jau daug kas gali, nes šiaip tą valgymo kultūrą pasikeitė. Bet anksčiau, ten, kai aš buvau ten 19-20 metų, tai vienai gert kavą, nutiko, kad čia lopė, kad vieną kavą gersi. Toks, draugų neturi. Draugų neturi, taip pat jau čia su kažkuo, arba jau čia kažkaip reikia kažkam skambinti ir ką. Tai tas pats jausmas yra visą laiką, kad tu turi būti tarsi su kažkuo, kad tu būtum kažkur. Ir tai yra netiesa. Ir kai keliaujame į kitą šalį, ar į kitą miestą, bet kur tai keliaujame. Jeigu aš keliauju su kitu žmogum ar su kompanija, tai ta kita vieta, į kurią mes keliaujame, tampa tik tai fonu mūsų santykiui skleistis. Bet esmė būna mūsų tarpusavio santykiai. Ir tada mes tik stebim kitus žmonės, ten gal kažkiek pabendraujame, bet net jeigu, pavyzdžiui, poroje vyras su žmona keliauja, tai jau mes susidraugausim su kitu asmeniu kaip pora, jau nebus tokio labai atviro, intimaus, ne kūniška prasme, bet dvasinė prasme kažkokio santykio, pažeidžiamumo nebus. Tai va, o kai iškeliauji vienas, tada tikrai gali keliauti vienu metu ir į save, ir į kitą šalį. Nes tada tą kitą šalį jau patiri ne santykį su kitu žmogum, bet tik tai per save, per savo prizmę. Dingsta šiek tiek saugumo jausmas, bet tada atsiranda labai įdomus procesai vyksta. Tada atsiranda toksai, reikia išlikti, reikia kažkokį megzti santykį, reikia stebėti, reikia pasitikėti, reikia kliautis kitais, reikia kitų pagalbos ir tada atsiranda nuolatinis bendravimas su aplinka, kurioje keliauji. Ir tada galima labai save gerai pažinti. Aš, pavyzdžiui, ten, tarkim, neinu kokią kavinę į Indiją dieną, nes aš keliauju dieną ir valgau. Ir ten, pavyzdžiui, šalia sėdi kompanija, jiem labai smagu, jie juokiasi, jie kalbasi ir aš tada jaučiuosi, man kažkas sukyla, aš tada analizuoju, kas man čia sukilo, kažkokie jausmai, kad aš čia kažkokia nevykėlė, o gal vieniša, o gal man nepatogu, o kodėl man nepatogu. Ir labai tada įdomu tą jausmą, jeigu su to jausmu nebijom tik į akistatą, tai jis gali būti labai pamokantis ir paskui labai, man dabar niekur nebus kiekvienai. Tai tapti savo geriausią kompaniją padeda kelionės solo ir man atrodo visiems žmonėms reikia bent į Panevėžį vienam nuvažiuoti ir ten praleisti, pavyzdžiui, 2 dienas. Nu, aš čia nejuokauju. Ir gali būti smagių atradimų. Taip, tikrai taip. Gali būti smagių ir kartais gali save irgi mesti situacijas, kur, pavyzdžiui, nežinodamas užeis ne į tą kavinę. Panevėžys gal tokia reputacija turintis miestas, čia tik taip yra buvę, tai mes kažkaip keistai pasijutom, bet viskas tvarkoja, niekam nieks nesukėlė jokių jausmų. Bet, žinai, aš turbūt klausydama tavęs galvoju, jog solo kelionėms tu negali tikėtis, kad tu pabėgsi nuo savęs. Arba, žinai, kaip dažnai būna, kad va, viską mesiu ir išvažiuosiu vienas ir čia jau paliksiu viską. Nes turbūt tą bagažą, nesvarbu kokio dydžio tu jį registruotum skrydžiui, tu nematomą didelį vežiesi draugę su savim. Ir lengva jums rašytojams atsisėdai, matai, kad nėra su kuo bendrauti, savo ir rašai. O ką daryti tiems, kas nerašo? Aš atsimenu, buvau vieną dieną Venecijoje, nes tiesiog dalis merginų išvažiavo, aš likau, prasidėjo Bienalė. Išankstiniai biletai. Tai žinoma, išgyvenimas buvo, nes radau būdų, kaip gauti išankstinį biletą. Supratau, kad įmanoma. Gavau tą biletą, prasivaikščiau Bienalėje. Atėjo laikas valgyti. Valgau, telefonas išsikrovė. Padėjau krautis, nėra ką veikti. Valgausi. Perskaičiau laikraštį italų kalbą.
Tada galvoju, reikia pradėti rašyti. Pradėjau žymėtis dienos maždaug, ką nuveikiau. Bet tada galvoju iš tiesų apie tave, nes viena Indijoje turi to dokumentalumo labai daug, kaip nepamiršt po galais visko, kas su tavimi vyksta ir kokius tu žmonės sutinki, galų gale vardai, vietos. Tu viską žymėdavaisi? Jo, čia... Aš jau tą knygą, aš dabar jos neprisimenu todėl, kad jau prieš 10 metų tą knygą rašydama, aš jau tada neprisiminiau, bet aš ėmiau savo dienoraščius ranka rašytus. Aš mėgau tokias knygutės mažas, tokio didumo gal, visur vežiotis ir rašydavau ranka traukiniuose. Tai nebuvo tų telefonus, kur scrollint gali, tai kažkur reikėjo užimti rankas. Tai aš rašiau dienoraščius, daug ten jau gal, nežinau, kalnas jų, ir paskui kažkur padėdavau juos. Ir jau kai atėjo mintis parašyti tą knygą, tai aš grynai iš dienoraščių žiūrėjau, nes labai norėjau pati savo prisiminti vietovardžius, vietas, kažkokias tai pavadinimus, tai tikrai... Ir laiškus rašydavo, ar ne? Ir laiškus rašydavo. Ir irgi ten būdavo tam tikros medžiagos. Ilgus. Čia matai, dabar galva, gal nebuvo socialinės medijos tokios stipriai išvystytos mūsų kolektyviniai sąmoniai. Facebookai 10 metų šiemet sukako. Jo, bet aš tada dažnai būdavo... Vis tiek Facebook'e postą, tai nerašysi ten tokia... E-mailai turbūt keliavo. Jo, buvo e-mailai, ir tie e-mailai buvo kokiam gal 5 žmonėm, ten tėvam ir keliam draugiam. Tai anksčiau daugiau rašydavau laiškų, dabar visai neberašau laiškų, bet tada vaikų neturėjau. Tai irgi. Bet vis dar rašai atvirų laiškus, už ką dėkingi yra visi tave pažįstantis. Tai ačiū už tą ranką rašytą dėmesį. Knyga 30. Iš tiesų aš nežinau, pasirašau tokį klausimą ir drįstu jį tau užduoti, nes tam čia ir sėdžiu. Ar tau kaip autoriai yra pagyrimas, pasakymas, kad lengvai skaitosi knyga ir greitai skaitosi? Ar kaip tik tada galvoju, tai kodėl čia nepabuvo tam skyriui ilgiau ar nepermės? Ne, aš nerašau tokių, ta prasme, aš galiu save, man atrodo, kaip gan realistiškai vertinti, tai aš tikrai nerašau kažkokios tam sudėtingos struktūriškai ir prasmiškai gilios literatūros. Aš asmeniškai visą laiką žinau, kad įdėjau kažkokią tai žinią į knygą ir aš labai tikiuosi, kad žmogus tą žinią pasiims. Dėl to man gal nepatinka, kai sako, kad knyga paviršutiniškai yra. Taip pat čia kas kita, bet kad lengvai skaitosi, tai man yra komplimentas, tikrai. Tai, nes labai fainai, nes geros knygos turi lengvai skaitytis. Ne visada taisyklė, tikrai, bet man pačiai patinka labai kristi gerą romaną, kurio negaliu paleisti ir per vakarą perskaitau. Tai aš to romano nelaikau blogų romanų dėl to, kad aš per vieną vakarą jį perskaičiau. Čia toks, Aš 30 perskaičiau per skrydį atostogas. Nebas. Spėk, aš turėjau ką skaityti toliau. Tai skaičiau antrą kartą. Ir iš tiesų knyga, jinai tiem, kam artėja 30-metis, yra ir ypač moteriams, nes tos moterų temų tikrai tavo netrūksta, bendrystės tarp moterų. Žiūrėk, turim vaikų, šunų, viską turim, visi susirinko. Ir ta bendrystė, ir tas, nežinau, giminystės ryšys, baimė pasenti, amžėti, pražilti galų gale. Aktualių labai yra daug ir iš tiesų aplink 30-metį ta knyga yra tokia aktuali, o kai perkopi tą 30, kaip pati vertini, ar tų baimių lieka, ar jos ir nusėda čia su tuo 30 knyga? Matai, man tų baimių tai visai neliko. Ir aš gal kaip tik norėčiau pakeisti tos knygos marketingą, nes kaip aš tada, kai tik ta knyga pasirodė, aš kalbėjau, kad čia knyga apie 30-mečio baimę, bet tada moteris, kuriom buvo netoli 30, tą knygą pirko, nes kažkaip tikėjosi kažkokio ten, vos ten checklisto, ką padaryti iki 30, ar ten kažkokio susitapatinimo galbūt tikėjosi, o to susitapatinimo nebūtinai suras tenai. Bet man šita knyga dabar suskamba dar kitaip, kai tas karas prasidėjo, Ukrainai tai vėl kokia privilegija yra ieškoti savęs ir klausinėti savęs tenai, ar čia aš spėjau kažką ar nespėjau, nes truputėlės keistų turinio, kas neskaitė, tai pagrindinė herojė emigrantė Jurga, jai artėja 30 metų ir jinai ten labai bijo, kad tai 30 dar vaikų neturi, vyro neturi, buto neturi ir nieko neturi ir jai tai 30, jai labai baisu. O paralelėje eina jos prosenelės istorija ir kas vyko, kai prosenelė buvo 30. Ir Jurga yra fikcinė herojė, o prosenelės istoriją aš pasiskolinau iš savo prosenelės. Aš labai nedaug vardų, tik ten pavardės pakeičiau ir vardų raides, nes
tai nėra visai, kaip tai yra vis tiek romanas, nenorėjau tikrų vardų pilnai naudoti. Ir aš kaip tik tuo metu, kai tą knygą rašiau, pasidomėjau, kiek mano prosenelė buvo metų ir kas vyko. Būtent ten 30 metų gimdė savo sūnų, kai bombardavo Kauną. Ir aš galvoju, kaip, tuo metu turbūt negalvoju, kai ten, tu gimdai per bombardavimą, ar ten aš kažkaip save realizavau, ten kažkurioje srityje ar ne, ar aš turiu kažką ar ne. Ir kad visos tos baimės, nesvarbu, ar 30 ar 40, tai yra privilegija bijoti, privilegija daugiau neturėti ką veikti, negu bijoti, kad kiek čia man metų sueis. Tai man atrodo, kad šito klausimu ta knyga aktuali bet kada, ne tik 30 metų. Ir aišku, tas jausmas turbūt, kai rašai bombarduoja ir kai supranti, kad šiandien visai netoli, kasdien žmonės taip patiria ir gimsta vaikai, jų tikrai nemažai per dieną esu net skaičiusi statistiką, tai tikrai šimtais gimsta vaikų karo sąlygomis. Bet knygoje yra mylimo Kauno daug ir apskritai Kaunas per tuos metus nuo jos atsiradimo jisai irgi kilstelėjo save į tokį, aš sakyčiau, kad Kauną atrado daug kas kaip tarpukario, Deko miestą. Tu pati galvoji apie Kauną taip nostalgiškai, ar jauti, kad vis tiek kada nors aš grįšiu Kaune pas labai gyventi? Žinai, mano tėtis sakydavo, kad Kaunas geriausias miestas pasaulyje. Visą gyvenimą, aš galvoju, koks kaimietis tu galvoji, nes išneki, tai yra Londonas, yra New Yorkas, yra Paryžius, koks Kaunas. Bet man dabar tas Kaunas vėl su tom šaknim susisieja, nes Kaune jau mano proseneliai gyveno Kaune. Tai labai toks tęstinumo jausmas man atvažiavus dabar į Kauną pas senelius, į jų namą, kur proseneliai mano gyveno. Tai man labai stiprus jausmas kilmės atsirado, toks tapatybės, kilmės, savasties ir man, matai, kai daug labai kur gyvenus, pakeliavus, tai jau nebereikia didelio miesto, jau tą didelį miestą aš savyt nešuosi. Man užtenka mažo miestelio bet kur. Tai jeigu išrinkčiausi kažkur iš tų mažų miestelių, tai Lietuvoje tai ne miestelis, antras pagal dydį miestas, bet šiaip vis tiek mažas palyginus su megapoliais pasaulyje, tai aš tikrai turbūt rinkčiausi Kauną. Ir man kuo toliau, tuo man tas Kaunas darosi įdomesnis, man jisai nėra išsemta tema. Aš dabar vėl pas senelius, kai būnu, lankausi, jie man vėl pasakoja visokias istorijas apie Vilijampolę, apie kaimynus, apie Romus, apie visokių. Ir man tas Kaunas iki šiol atrodo labai įdomus. Ir dar aš tikrai planuoju ir apie savo giminę, ir apie jį, man atrodo, čia bus mano amžina tokia kūrybinė tema, tai tikrai. O šeima džiaugiasi, kad turi iš esmės, kas dokumentuoja jų giminę viską? Man atrodo, kad nelabai. Čia toks, man žinai kaip yra, bet aš nežinau, aš niekada neklausiau. Čia vakar buvo diskusija apie ką nesikalbu su mama, tai man reikėtų su seneliais pasikalbėti. Bet kaip mes patiriam savo senelius, yra visai kitaip, negu jų vaikai juos patyrė, ne? Nes man yra seneliai, o mamai yra tėvai, lygiai taip pat proseneliai. Bet vaikai visą laiką galvoja, kad jie savo tėvus geriau pažįsta negu anūkai ir taip toliau. Ir toks atsiranda tarsi, aš čia taip, joks to nesakė. Tai jeigu kažkas iš mano šeimos nesutiks, tai jie gali nesutikti. Bet man atrodo, kad tam tikra prasme, pavyzdžiui, mano ten mamos karta ar mano senelio sesė, jie tarsi jaučia, kad jie labiau savininkai tų istorijų negu aš yra. Visų tų istorijų, kurias aš aprašinėjau, naudoju savo kūryboje. Ir tarsi, kad aš jau kaip iš second hand, žinai, paimu, nebe autentiškai galbūt pasakoju ten, arba, jie niekada ne prieš, kad aš pasakočiau, jie nėra, kad aš ten kažkaip ten eksploatuoju, tai to nėra. Bet kad jie geriau žino, aš niekada nežinosiu, tai aš tokią nuojautą turiu, bet aš vis nedrįstu paklausti, nes jau knygos parašytas. Bet tu nesiunti, pavyzdžiui, knygos dalies, kad patikrintų, ar čia faktas? Siunčiu ir galimybę pasirinkimas. Jo derinausi, iki 30 nešiau, tai viską. Tai 30 knyga labai stipri yra mano prosenelės ir prosenelio istorija. Jisai prosenelis išgyveno Červenės žudynės. Čia aš truputį sugadinsiu, bet čia yra istoriniai faktai. Ir paskui dėl to, kad jis išgyveno tas Červenės žudynės, ten įmestas į lavonų duobę, juos sušaudė, jisai apsimetė, kad buvo sužeistas, nes rusai girti buvo. Ten labai ilga istorija, bet čia ta istorija knyga, tai aš ne visos nepasakosiu. Bet jisai įkrito į lavonų duobę, pasislėpė, naktį išlipo ir nuo Červenės pėsčiom parėjo iki Kauno.
Ir tada mano prosenelė pastojo su mano seneliu, kai jis parėjo, dėl to aš čia esu, kad jis išgyveno tas žudynės. Tai ką tu klausai? Ar tikrina istorinius faktus? Ai, nu tai va. Tai aš šitų visų dalykų kaip aš žinojau, bet kai kada man kai kas buvo, nu atrodė, aš tikrai taip galėjo būti. Nes, pavyzdžiui, mano senelio sesuo, senelis gyvas, bet senelio sesuo pažinojo tą prosenelį, tą didvydį lakūną kapitoną Lietuvos, kuris išgyveno tas Ščėvėnio žudynės. Ir tai man, pavyzdžiui, pasakojo. Sako, žinai, mano tėtis buvo kalėjime pas rusus ir atskrido vokiečiai. Ir tada jie išvarė visus laukan ir sako, politiniai kaliniai į kairę, o kiti kaliniai į dešinę. Ir paklausė mano tėčio, už ką tu sėdi, o jis taip politinis kalinys. Jis sako, laikrodį pavogė. Ir jį nuvarė, nesu politiniais. Sako, tada tuos politinius iškart sušaudė vietoj, va tą pačią akimirką. O sako, tuos kitus varė į Červienį piškom. Nu galvoju, tai jie rusai tokie turni, kad sakytų į kairę į dešinę, galvoju, tai negali dokumentų pažiūrėti, galvoju, čia biškį suka tą matą tą kažką, žinai, nes kaip seni žmonės būna. Ir labai daug tokių istorijų buvo, kur aš, ir istorinius faktus tikrinu, ir kalbuosi su savo giminė. Bet aš tada pradėjau skaityti visą ten tą kalėjimą, tą visą, nes čia yra istorija, mano prosenelis ten labai daug galima googlinti ir rasti. Ir aš tada radau, kad tikrai jis sėdėjo tam kalėjime ir tikrai tada atėjo vokiečiai, traukėsi rusai ir vokiečių bombų užkrito ant kalėjimo raštinės. Ir kadangi užkrito ant raštinės, visi dokumentai pradingo. Ir tikrai rusai nebežinojo, kas už ką sėdė, nes nebebuvo jokių dokumentų likę. Ir turbūt, toliau nebebuvo tęsta tom istoriniam dokumentui, bet aš pamačiau, kad tikrai tos mano tėtos pasakymas prasmingas. Jeigu raštinės sudegė su visais dokumentais kalinių, kas už ką sėdi, tai jie tikrai turbūt turėjo kažkaip ten į kairę į dešinę juos trikiuot pagal, už ką kas sėdi. Tai va, tai tokių, labai įdomu buvo pačiai kapstytis man po tą visą. Žinai, tam kapstymuisi reikia laiko. Dabar to laiko pagalvoji, kiek turėjai Marias rašant šitas knygas. Žinai, aš jau, man atrodo, 30 rašiau žemynai, jau gal laukiausi, gal gimus buvo, dabar galvoju, nežinau. Bet aš per pietų miegus rašydavau, o dabar Radvilas labai nemiega, tai labai sunku rašyti. Bet knyga yra kažkokia rašoma? Yra, bet labai lėtai, nes irgi noriu researchant ir labai lėtai. Tiesiog lėčiau negu po puslapį per dieną. Bet tu turbūt ir jauti, kad tau labiausiai patinka knaisiotis po įvairiausius faktus, istorinius faktus. Pirmą kartą mama teko susipažinti su visai kitas sritimi, irgi labai smulkmeniškai. Man turi būti įdomu, tada man patinka. Jeigu man įdomu, tai aš, žinai, tada jau neįdomu. Bet jeigu man įdomu, man asmeniškai kažkaip liečia, arba ta tema traukia, tada aš galiu ilgai kapstytis. Tavo nauja tokia, sakyčiau, veikla, naujausia veikla, ir aš nežinau, kaip čia tau poroje užtenka laiko, kūrybinio rašymo mokymas. Kai mokai kitus rašyti, apskritai su kokiu jausmu reikia, noru turbūt realiu pradėti rašyti. Turbūt nereikia galvoti, kad aš jau čia išleisiu perkamiausią knygą ir sėdėsiu šeštadienį 5 val. Vakaro knygų mugėje. Ačiū. Čia labai komplimentas man, kad atėjot visi šeštadienio vakarą, tai ačiū jums labai už tai. Jo, su to kūrybinio rašymo, matai, aš kai sukūriau tos kursus, tai aš labai daug atidaviau iš širdies, viską, ką žinau, tą susakiau. Paskui dabar jau yra daug metų tęsiasi, kai tie kursai vyksta, aš tik tai konsultuoju jau gyvai po kursų žmonės. Tai pamačiau keletą dalykų, kad tikrai žmonės turi labai didelių lūkesčių savo ir savo knygai. Ir labai gaila ir skausminga nuleisti juos ant žemės, kad nebus milijonų, nebus tiesiog iš pinigų, pardavimų ten, jo. Tai šitas tiesiog, kad bus knyga, kad ir jeigu bus sėkminga, kažkiek uždirbsit, bet, nes autorius turi įsitikinimą, kai rašo knygą, kad ta knyga yra jam svarbiausia, tai kad bus visiems svarbiausia. Bet aš jau pati pamačiau, kad mano knygos svarbios tik man yra. Tiesiog, nes anksčiau būdavo, jeigu siunčiu knygą kažkam savo, tai jau kitą dieną skaitei, žinai, o ten žmogus gal neplanuoja skaityti. Tai vienas dalykas, kad tu lūkesčių mažiau turi, o kitas dalykas, tai žmonės irgi, ko nesupranta, tai kad reikia skaityti, bet skaitymo nebus rašymo. Reikia skaityti labai daug ir labai geros literatūros. Nes jeigu žmogus nemėgsta mylo rašyti, bet turi ambicijų parašyti knygą, tai nesigausi. O trečias svarbiausias dalykas, kai aš pamačiau, ko aš išmokau tos kursus vesdama, tai kad daugumai žmonių ir man pakartotinai gyvenime irgi
tiesiog reikia ne kažkokių techninių įgūdžių, jų irgi reikia, irgi svarbu, bet galiausiai reikia tau galima, to leidimo, kad galima ir taip daryti, ir taip kurti, ir taip, nes labai dažnai per konsultacijas klausimai tiesiog būna, kad ir ko klaustų, mano vienas atsakymas, jums galima taip daryti, jums galima rašyti taip. Nes ten, pavyzdžiui, būna klausia, ar ten aš noriu rašyti apie savo Anytą, bet tai nežinau, ar man keisti vardą ar ne. Ir aš sakau, bet čia ne literatūros klausimas, čia jūsų santykio su Anyta klausimas. Arba aš noriu rašyti knygą apie miestą, bet aš noriu neminėti miesto vardo, kad jisai būtų lyg ir šių laikų, bet lyg ir praeities. Visą laiką tiesiog reikia leidimo duoti žmonėm, kad taip galima, taip galima, taip galima. Ir vakar ta knyga, apie kurią diskutavau, apie ką nesikalbu su mama, aš vėl iš jos gavau leidimą. Galvojau, wow, galima rašyti knygą, apie ką nesikalbu su mama. Ir vėl toksai tarsi. Tai dažniausiai kūryba ir visame kame žmonėm tik tai reikia patvirtinimo, leidimo, kad tau galima išeiti iš kažkokių rėmų. Nes labai dažnai žmonės turi klausimą, kaip reikia. Ir kad nėra kūryboje, kaip reikia. Jeigu tu galvoji, kaip reikia, tai tu nebekuri. Nes kai tu kuri, tai nereikia jokio kaip reikia. O tiesiog man viskas galima. Atsiradus vaikams tavo kūrybinės, nežinau, resursai kūrybiniai paplatėjo, atsirado dar naujų krypčių, kur pasirodo buvo ir galima, nes turiu mintį ir suku tos minties link yra ir vaikiškų knygų per tą laiką atsiradusi nuo šitų dviejų gimimo. Taip, tai apskritai, man atrodo, man vaikam atsiradus, aš labai pasijutau, kad aš žmogų pagimdžiau, tai ką tu man čia dabar aiškinsi, toks labai atsirado, toks bobiškas pasitikėjimas savim, žinai, tokia pasijutau tokia matrona, kad dabar tai jau galiu aš čia ramiai būti tiesiog, tarsi kažkokią skolą pasauliui sumokėjus tais vaikais, žinai, ir to pačiu, kad gamta man patikėjo gyvybės jų, tai gal aš kažką, žinai. Ir kūrybiškai tikrai labai daug atsivėrė man, aš galvoju, gal čia iš dalies ir buvo tas, kad aš už to rašymą labai stipriai laikausi, nes aš Havajuose esu namų šeimininkė ir rašymas ne vienintelis dalykas, už kurio aš įsikibus, kad nenuskęsčiau visai to buitį, tai man buvo labai svarbu išlaikyti tą rašytojos tapatybę ir veiklą. Ir to pačiu tikrai vaikų akim pamačiau daug dalykų, mano pačios tapatybės virsmas, tai vaikam knygų turiu mintyse prigalvojus labai daug. Bet šiaip dalykai apie kūrybą klausti, tai aš labai tikiu Havajų tos salos lavos energetika ir man atrodo, kad jinai mane labai stipriai maitina irgi. Čia taip labai mistifikuojant, bet aš dabar to patikėjusi. Bet 10 metų perspektyvoje matai save nebūtinai ir Havajuose, kaip suprantu iš tavo užuominų. Taip, mes turim planą dabar 2 metus remontuoti nekilnojamą turtą visokį, kokį turim, ir po tų 2 metų keliauti 2 metus, Lietuva gal gyventi metus ir paskui žiūrėsim. Paskui turbūt reikės grįžti Havajus kažką, mes toliau neturim plano po to. Bet reikės paskui nuspręsti, kur vaikai į mokyklas, kai bus jau ten kokia 10, 11, 12 klasė, kad gauti gerą išsilavinimą. Bet noras keliauti yra dėl to, kad pamatytų ir vaikai daugiau pasaulio, ar kad ir jūs patys šiek tiek daugiau pakeliautumėt? Aš taip apskritai, jeigu ne mano vyras, tai aš turbūt iki šiol keliaučiau visą laiką, tiesiog būčiau, nes kažkada kai su vyru pykomės, dar kai nebuvom nusipirkę namą, nuostas sako, tai ko tu nori, namo ar keliauti? Sakau, keliauti, iškart, man net nevirtelė. Tokios pusės sekundės, jisai matyt tikėjosi, kad tai jo, namo, gerai. Tai va, tai man tokio, aš kažkaip esu gal nustebus, dabar kai žiūriu savo gyvenimą, kad taip susiklostė, kad aš 10 metų sėsliai gyvenu. Nes nemaniau, kad tai bus. Maniau, kad visą laiką bus kažkoks tai on the move, on the go, bet mano vyras yra labai labai sėslus, tiesiog, labai sėslus. Tai aš tai tą pasaulio alkį ir gyvenimo alkį ir patirčių alkį turiu visada labai labai stiprų. Aš labai esu alkana, labai bijau nesuspėti pamatyti, pagyventi, perskaityti, tiesiog esu labai alkana ir mane viskas labai žavi, apskritai pasaulyje, bet visur, man sakau, nereikia Londono, New Yorko, man labai įdomu ir maži miesteliai, ir skudurynai, ir visokie užkaboriai, man atrodo, mes kažkokiam stebuklų pasaulyje esame atsidūrę ir kai kodėl visi kiti nemato to, ką matau, nes viskas labai labai įdomu yra. Tai tą alkį aš savyje turiu. Iš praktinės pusės, tai aš tiesiog noriu, kaip čia,
Europos kultūrą truputį parodyti amerikiečiams, savo vyrui ir savo vaikams. Pradedant to, kad šakutė ir peilių reikia valgyti, nes amerikiečiai pas juos taip yra normalu, susipjausto gabaliukais kaip maži vaikai, kad šakutę valgo ir saugo žmonės. Tokia, tai čia aišku, aš taip lasdavojas tokiais, bet tiesiog yra dalykų, kurie yra labiau europietiški ir kol tu nepagyvenęs Europai, tai nesupranti. Tai labai aš noriu vyrui tą europietišką kokybę parodyti, tą kitokį gyvenimo būdą, kurį galima turbūt suprasti tik tai pabuvus, kad, pavyzdžiui, vaikščiojimas pėsčiomis gali būti variantas, kad tu gali gyventi kažkur mieste, kad nusileidi iš savo buto su pižama, nusiperki bagetą, išgeri kavos gatvėje, nusiperki laikraštį arba, pavyzdžiui, Palangoje, nueini į pliažą pėsčiomis, be automobilio, kad, pavyzdžiui, man didžiulė prabanga Lietuva atrodo, kad nešioja čia gudėkus ir alų, žinokit, visada perku. Nes Havajuose tai nėra. Dėl to alaus, bet ką ten jie nešioja, tai viską ten. Aš žinau, kad nelegalu ir per mikrofoną sako, nepirkit, aš tai visada perku, nes man atrodo, čia didžiausia prabanga yra toks dalykas. Nes, pavyzdžiui, Havajuose net vandetą nusipirksi pliaže, nieko, turi viską taip į kokią išlikimo kelionę vežtis. Taip Amerikoje yra, kad ten jie turi perka maistą urmu, gyvena toli, parduotuvės didžiulės, tai tiesiog tą savo vaikams, aišku, bet ir vyrui tą, norėčiau pradėti mažų, tokių butikinių dalykų Europą, tokių mažų atstumų Europą, tokio kitokio santykio žmonių. Mes, pavyzdžiui, manau, kad visa Europa turi labai daug skirtingų žodžių, kalbų, Amerikai tai neįprasta yra, tik tai anglų kalba arba dar ispanų, kai kas moka. Pavyzdžiui, mes Lietuvoje tai ten visokie ir šaizė vokiškas, ten ir lenkiški priežodžiai, ir itališki, ir ten kokie šeršelė famai. Manau, kad visa Europa yra labai daugiakalbė ir kad tai yra normalu, tai nėra kažkokia nei poza, nei kažkoks ypatingas dalykas. Žodžiu, daug. Kaip matau, prieš šalčią jau pradėjai pratinti vaikus, kaip jie įvertino klimato pasikeitimus. Tai čia buvo toks stebuklas, kai prisnigo, pirmą naktį, kai buvom Kaune prisnigo, tai jos buvo nemačiusios gyvenime sniego, tai buvo labai gražu, labai, turbūt visam gyvenimui atsiminimas, labai patiko. Ir dabar kuri iš jų kosi? Indraibės, žiūrėk, kosi 3 savaitės, mes jau prasivežiau kosi. Bet turbūt reikia sulaužyti ir tuos mitus, kad nėra kur mūsų nėra geriau. Vis tiek yra ir tos pačios ligos, ir realijos tos pačios, ir ta buitis, ir tas pats, pavyzdžiui, nežinau, milžiniškas ilgesys, ar tu būtum Havajuose, ar Kaune, ar panašiai. Taip. Virusai tai Havajuose yra gripas, ir covidas, ir RSV, tai visą tą turim, ir vaikai masiškai serga ten. Tik ten, žinai, daug smagiau sirgti, nes susirgi ir važiuoji į pliažą, nes tada reikia, jūro įkvėpti, panardyti vandenyne, tada geriau tikrai būna. Tai neblogai. Tai nėra, kad ten, žinai, turi putotis, nes ten perpūs, ten vėl atkristi, to nėra. Tai kaip tik būni saulė, vitaminą D gaudai, bet tas sirgimas tai labai bjaurus ir karštis. O buitis visur yra, aš nuo jos bėgu savo knygose, čia mano yra išėjimas iš. O skiltis, dar labai trumpai paliesiu, ir skiltis per tos metus atsirado, ir aš stebėdama ir tavo LRT LT rašinius, net kartais, sakyčiau, jie sulaukia kartais milžiniško rezonanso, net ne kartais, dažniausiai. Tu ilgai ieškai temų, ar tu turi kažkokį vidinę nuojautą, kaip užkabinti tą skaitytoją, kad prasidėtų diskusija, nesvarbu, kur jinai nuveda, bet prasidėtų. Žinok, čia galiu ilgai užsivest, aš 4 metai gal, aš turiu kas savaitę turėti apie kažką savo nuomonę. Tai žinai, yra žiauriai sunku. Tai ne, aš iš anksto neplanuoju, aš turiu tokį failiuką, kur rašausi idėjas tekstui ir paskui tiesiog, kai savaitė ateina, tai kažką įimu ir parašau. Bet aš tikrai būna ir nusišneku, būna ir gerai pavarau, ten mano toks labai toksiškas santykis tapo su to nuomonės turėjimu. Bet atsparumas taip pat, aš suprantu, kad išaugo per tuos metus, nes ir Facebookas užaugino. Vis tiek jaudinas, ypač jau kažkoks labai įsilavinęs žmogus, kuris man autoritetas tada parašo komentarą kažkokį tai kandų, labai skauda, pergyvenu, išjungiu Facebooką iš karto, nuomas kitą reikia. Bet neištiknis vardas. Ne, bet toks nes išjungiu ir tas dingsta iš realybės, bet tas tikrai vis tiek yra. Nu, aš linkiu, kad tokių tikrai kuo mažiau būtų. Tikiu, kad šiandien tai tikrai pačios geriausios emocijos. Vaiva yra sukaupusi daugybę jėgų parašams. Ir kiek žinau, dabar stende bus galima dar susitikti su Vaiva Rykštaite.
Aš kalbėčiau šiaip, neužleičiau čia tos salės, bet yra laiko ribos ir aš jau matau laikrodį, kad mes jau esame pabaigos taške. Žinoma, ne pabaigos taške knygų mugėje ir ne pabaigos taške, aš dar priminsiu Radarom akciją, kuri vyksta šiandien, tokia jau ta data sutampanti su knygų muge. Ir Vaiva užsiminė porą kartų, tai labai kviečiu paimti telefonus, nes šiandien jie yra mūsų ginklai, mes negalim būti fronte, bet galim turėti telefoną ir juo paskambinti 1485, tai tikrai, manau, apie tai šiandien yra tos dvi didelės temos Lietuvoje knygų mugė ir Radarom, ir dar didelė tema Vaiva Rykštaitė Lietuvoje ir parašas dėlios artimiausia turbūt, kad valandą, nežinau, kiek ištems. Tai labai linkiu Jums asmeniškai pasilabinti, ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Šauniai mes čia pasikalbėjom, ačiū tau Vaiva ir žinoma, kaip visada sakau, iki kitų susitikimų. Ačiū tau labai už klausimus.